Labai dažnai jūsų žinutė. Sauliau, nori terasos 6 iš 4, kiek man kainuos? Šiuose namuose man irgi sakė, terasos nuo čia iki čia ir maždaug iki ten, kiek kainuos. Nu gerai, padariau gamybinį, pasidarėm. Sakau, skaičius yra toks. Pradėjus dirbti ir sakau, kaip viskas konkrečiai atrodys. Atėjo dizaineris, sako, dabar tai, man reikia rėminančios lentos, man reikia 1, 2 pakopos, čia irgi rėminančios. Šičia darom tumbą, man čia turės biškiai būti pakilę. Šitą plokštumą man reikia, kad būtų jinai kabanti ir čia man reikia viską uždaryti. Tai vat, man reikia tokių dalykų. Mes perskaičiu sąmatą, tai yra plus 50% papildomo darbo laiko. Nežinant visų sprendimų, aš kaip meistras jums meluočiau, sakydamas kažkokių skaičių vien iš matmenų. Sauliau, tiekėjai, gamintojai, pardavėjai, tai gali man pasakyti šitą skaičių? Bičiuliai, šių namų šeimininkai irgi tuo keliu nuėjo. Tiekėjai jiem paskaičiavo sąmatą. Tai yra likutis po įgyvendinto projekto. Apie 15% medžiagų nuo sunaudotos. Likutis apie 2,5–2800 liko nesunaudotų medžiagų. Tai yra tiekėjo gamintojo prekybininko suskaičiuoti skaičiai ir jis pardavė tas medžiagas. Kreipkitės pirmiausiai į meistrą, nes jūs pirmiausiai suformuluojat meistrui užduotį, ką jūs norit savo terasui gauti. Tada jis galvoja, kaip jis tai padarys ir pagal tai suskaičiuoja, sudėlioja tikslius reikiamų medžiagų kiekius. Ne kažkokie koeficientai, ne kažkokios teorinės lentelės iš kažkur kažkam statistika, bet tiksliai tiek, kiek reikia tam meistrui padaryti jūsų suformuluotą užduotį. Rinkitės teisingai. Iki.